Paveldas ir vertybės. Tai mūsų šaknis ir kelias į ateitį. Jos formuoja mūsų tapatybę ir jungia praeitį su dabartimi. Lietuvos etnosporto komitetas siekia atgaivinti mūsų istorijos ir kultūros dalį per etnosporto žaidimus. Lazdos traukynės, išstumimas iš rato, kyla, muštukas, ristynės ir ribka. Tai žaidimai, kurie mums primena, kas mes esame. Etnosportas jau tapo Lietuvos mokyklų fizinio ugdymo programos dalimi. Per šias veiklas jaunimas mokosi vertinti savo istoriją ir tradicijas. Neseniai surengėme etnožaidines, kuriuose dalyvavo per 300 mokinių, įskaitant ukrainiečius iš Vilniaus. Etnosportas vienija žmonės, skatina tarpkultūrinį supratimą ir integraciją. Planuojame organizuoti etnosporto lygą ir skatinti pedagogų įsitraukimą per piniginius apdovanojimus. Investicijos į pedagogus skatina mokinių aktyvumą ir visos visuomenės gerovę. Etnosportas tai senųjų tradicijų atgimimas žaidimų pavidalu. Tai būdas perduoti vertybės, ugdyti sveiką bei aktyvų gyvenimo būdą. Tai kelias, kuriuo judant mūsų kultūra ir istorija tampa gyvos ir svarbios. Tad kviečiame jūs tapti Lietuvos etnosporto komiteto rėmėjais ir prisidėti prie Lietuvos kultūros ir tradicijų puoselėjimo. Dėkojame už jūsų dėmesį ir paramą. Iki susitikimo mūsų renginiuose ir žaidynėse. Paveldas ir vertybės – tai ne tik mūsų praeitis, bet ir mūsų ateitis. Kartu galime sukurti ryšį tarp kartų ir išlaikyti mūsų kultūros gyvybingumą. Vėl Lietuva atgavo savo vardą – Lietuvos Respublika.